Šiandien pamačiau paveikslą. Jame aplink ožį, matyt simbolizuojantį šėtoną, susibūrė daugybė žmonių. Vieni prie jo tempia kūdikius, tarsi auko, kiti nešė savo aistras, savo nuodėmę, savo geismą, godumą, neapykantą ir beprotybę. Ir baisiausias šiame paveiksle man pasirodė ne pats šėtono atvaizdas. Baisiausiai man pasirodė žmonės. Stebint susidarė įspūdis, kad jam jau nebereikia nieko daryti pačiam. Nereikia įkalbinėti, gundyti ar stumdyti į bedugnę. Jam pakanka tiesiog stebėti, sėdėti ir rinkti mūsų pačių veiksmų vaisius. Meilė gimdo meilę, o neapykanta gimdo neapykantą. Blogį galima sustabdyti tik vienu būdu – meilę. Jeigu blogį bandyti stabdyti blogiu, netgi jeigu tai pavyktų, galutinis laimėtojas vis tiek būtų blogis. Vienintelis būdas neleisti blogiui augti yra tas momentas, kai jo grandinė pasiekia tave. Būtent tada reikia pabandyti atsakyti ne tuo pačiu, o meilė. Meilė ir neapykantą galima palyginti su virusinė lyga. Meilė dauginasi žmogaus širdyje, skatina jį atitinkamiems veiksmams, poelgiams. Jie ieško būdų pasireikšti išorėje, perduoti save kitam žmogui, tapti veiksmu, tapti kūnu. Tačiau lygiai taip pat žmogaus viduje dauginasi ir piktis, neapykanta. Jis augo nepastebimai, maitinama nuoskaudų, pavydo, galbūt baimės, pykčio, nuolatinio priešų ieškojimo, kol vieną dieną žmogus pats pradeda nešti savo blogio vaisius. Kaip tie žmonės paveikslė. Ištiestomis rankomis jie neša ne šėtoną į savo gyvenimą, jie neša jam tai, ką ilgai ir kantriai augino savo pačius ir širdyse. Žinoma, gyvenimas kartais gali parašyti tokį scenarijų, kai atrodo, kad mylėti tiesiog neįmanoma. Ir galbūt kai kuriuose situacijose vargu ar atsirastų bent vienas žmogus, kuris iš tikrųjų sugebėtų taip pasielgti. Aš to tikrai neneigiu. Tačiau pati formulė yra būtent tokia. Šiandieninėje visuomenėje aš pastebėjau vieną dalyką, pataisykit mane, jeigu aš klystu. Šiandien žmogui dažniau svarbiau yra ne gėris, o priešas. Prieš kritikuodami ar replikuodami leiskit apie tai pamastyti, neskubėkit daryti išvadų. Žinoma, kiekvienas žmogus savo gyvenime pirmiausiai rūpinasi savo paties gerovę, komfortų ir savo artimųjų gerovė ir komfortų. Ir noriu pabrėžti, kad tai yra visiškai normalu ir natūralu. Net ir lėktuvuose avarinės situacijos metu žmogui pirmiausia nurodoma užsidėti deguonies kaukę pačiam savo, tik po to padėti aplinkiniams. Nes jeigu jis pats yra pavojuje, jeigu pats dūsta ir praranda sąmonę, vargu ar jis galės atlikti kokius nors gelbėjimo veiksmus kitų žmonių atžvilgių. Tik po to ateina valstybės gerovė, įvairūs partiniai, visuomeniniai principai ir visa kita. Jeigu žmogui politiniai principai iš tikrųjų yra svarbesni už jo paties vaiką, tai mano nuomonė arba jis meluoja, arba tai kalba ne apie aukštojo pilietiškumo, o apie rimtą vidinę deformaciją. Tas, kuris jums sakys kitaip, greičiausiai tiesiog užsidėjo visuomenės veikėjo kaukę ir prie savo asmeninio komforto dar siekia gauti kitų žmonių palaikymą ir pritarimą. Jeigu kalbame apie žmonės, kurie siekia visuomeninio palaikymo, pavyzdžiui, politikus, jie juk turi kažko sudominti kitus žmonės savo galimą potencialų rinkėją, ar ne taip? Jeigu žmogus iš esmės negali pasiūlyti nieko gero, jam lieka pasiūlyti kažką blogo. O ką blogo galima pasiūlyti žmogui, taip, kad jis to naudotųsi su malonumu ir net pasimėgavimu? Jam reikia pateikti priešą, kurį galima visiškai nebaudžiamai keikti, ant kurio galima išlieti savo neigiamas emocijas, kurį galima nužmoginti, kad ir kiekvieną dieną.
taip žmogus atsikrato vidinės įtampos, negatyvo, jam atsirando savo svarbos pojūtis, dalyvavimo tarimai svarbiame reikale jausmas, veiklos iliuzija, kurią jis, kaip jam atrodo, vykdo. Iš tikrųjų, tai yra visiškai tuščia veikla, nes tokiu būdu jis žinoma jokio priešo nenugalės. Dažniausiai tas priešas net nežino apie jo egzistavimą. Todėl kiekvieną kartą, kai mums paskiriamas dar vienas priešas, verta susimastyti. Galbūt mums tiesiog duodama veikla tam, kad nepradėtume galvoti apie tai, jog tie, kurie mums nuolat siūlo naujus priešus, daugiau paprasčiausiai nebeturi ko pasiūlyti. Nes nieko išskyrus blogį jie taip ir neišmoko savyje sukurti tam, kad galėtų tai pasiūlyti kitam. Ir štai kyla labai svarbus, o gal net ir pats svarbiausias klausimas. Ar mes iš tikrųjų norime, kad mus vestų žmonės, kurie patys nepajėgia pasiūlyti nieko kito, kaip tik blogį?